mokymų direktorius, pulkininkas Grachauskas, tuo pačiu esu Karybos instituto direktorius mokymų doktrino valdyboje. Kaip žinot, Rūdininkų poligone šiuo metu mes vykdom pratybas Vanguard. Iš principo, pratybų tikslas yra labai paprastas. Mes suteikiam tam tikrą platformą, suteikiam galimybės Lietuvos pramoniai pirmoje eilėje, bet aišku ir suteikiam galimybę ir platformą pasirodyti ir užsienio gynybos pramoniai, išbandyti jų gynybos ir saugumo produktus. Čia suteikiam jiems tam tikrą paramą, kuriem jiem reikia, pavyzdžiui, su taikiniais, su vieta, su oro erdve, su techniniu, su tam tikro aprūpinimu ir techninė analizė tam tikrų dalykų. Taip pat, jeigu reikia, mūsų pramonės atstovams, galime jiems pasiūlyti ir tam tikrą ekspertizą, patarimus, galime vertinti jų produktus, ar jų reikia Lietuvos kariuomeniai ir parekomenduoti, iš principo, ką jie toliau turėtų daryti, jeigu jie norėtų atitikti kariuomenės reikalavimams. Pusantro yra.